Nu tai ką, sveiki visi, čia Blogdamas Hubas ir štai pristatau FP boostinimo pirmą dalį. Tai šitas dalis kursiu kaip tutorialai, kaip pasibūstinti FPS-ą, tai pirmas bus unparkinti savo CPU. Tai ši programa unparkina jūsų CPU, aš tiksliai negaliu pasakyti, ką jį daro, bet šitą dalyką padarius, man padidėjo FPS laginančiose mapose nuo 150 iki 250. Yra Reddit'e pilna postų, kur žmonės sako, jog pas juos padėjo nuo 150 iki 250 paprastose mapose. Tai ką, dabar parodysiu, kaip jums unparkinti savo CPU. Visų pirma, turite atsiųsti iš descriptiono linko programą, tai būtų unpark CPU, ją išsiekstraktinti ir atsidaryti. Tai va, kaip matote, unpark CPU, ją atsidarote, yes. Tai va, matote, pas mane, kaip supratau, 3 CPU yra ir visi yra parket. Kam reikia padaryti, paspausti unpark all. Taigi tai padarę, turite nueiti į Windows paiešką, parašyti regedit. Yes, darote regedit, tada spaudi find. Šitą tekstą, kurį aš dabar parašiau, bus description'e, jį nukopijuojate ir papostinat, find, ieško, suranda. Ir turi šitie du prieš paskutinis ir prieš paskutinis būti ant 0. O čia turi būti 0, jeigu nėra 0, turite paspausti modify ir čia rašyti 0. Tiesiog restartinkit savo kompiuterį ir jūsų FPS turi būti pakilę. Yra šansas, jog jūsų FPS gali būti nepakilę. Jeigu pas jūs ir taip geras yra kompiuteris kaip pas mane, paprastose mapose, pavyzdžiui, Duste, va kaip matote, prieš buvo 400 FPS apytiksliai, nuo 300 iki 400, o po yra 400-500. Šitas dalykas tikrai geras, o jeigu jums nėra jokio pasikeitimo, tiesiog atgal viską atsitykite, tai įsijunkite unpark CPU programą ir paspausti park all, viskas, padaryta viskas atgal. Na, tikiuosi kažkam padėjo šitas video, kažkam pasibūstina FPS-ai. Į komentarus parašykite, ar jums pasibūstina FPS-ai ir kiek, jeigu pasibūstina. Ačiū, kad žiūrėjote, like, subscribe, jeigu mane pirmą kartą matėte. Viso.